Tęsėme darbus šiltinant nuosavą namą. Jau atlikome izoliacijos sluoksnį ir jautrių pastato vietų apsaugą. Tačiau reikia sustiprinti izoliacinį sluoksnį ir uždėti plonasluoksnį tinką. Be to bus atliekami dekoratyviniai elementai. Investuotojas nusprendė naudoti kompanijos MasterPol sistemos ETICS termoizoliacijos medžiagų komplektą. Taip jis turi garantiją, kad medžiagos tinka viena kitai, kas padidina jų tolesnį efektyvumą, sumažina defektų riziką ir žymiai pagreitina ir palengvina darbus. Pirmas armuojančių darbų etapas yra smeigių tvirtinimas. Smeigės papildomai sustiprina sienų zonas, kurios ypač yra veikiamos vėjo. Jei pastato pagrindas yra silpnesnis arba pastato aukštis viršija 12 metrų, apkrovas perimančios smeigės yra tiesiog būtinos. Smeigės galima pradėti tvirtinti praėjus 3 dienoms nuo izoliacinių plokščių klijavimo. Apie tai, ar reikia ir kokius mechaninius jungiamuosius elementus naudoti, sprendžia projektuotojas. Rekomenduojama naudoti 4 smeigės 1 kvadratiniam metrui vidurinėje sienos zonoje ir 6 smeigės pastato sienų pakraščiuose. Yra žinomi 2 mechaninių jungiamųjų elementų tvirtinimo metodai. Pirmo metodo atveju putopolistirole yra išpjaunama apvali anga, kurioje vėliau atitinkamame gylyje yra patalpinama smeigė. Įkalus smeigę į sieną, anga yra uždaroma putopolistirolo kamščiu. Svarbu yra, kad kamščio ir sienos paviršius būtų lygus. Antro metodo metu jungiamasis elementas yra tvirtinamas tiesiog ant putopolistirolo paviršiaus. Būtina atkreipti dėmesį, kad smeigės viršus neišsikištų virš šiltinimo medžiagos. Ji taip pat negali būti įkalta pernelyg giliai. Atsiradusį įdubimą reikia užpildyti klijais Styrolep Z. Metas atlikti armuojančių tinklelio sluoksnį. Jis apsaugos izoliacinį sluoksnį ir sudarys stiprų pagrindą tinkui. Jo užduotis yra perimti apkrovą, kuri susidaro fasadui įkaitus arba atšilus. Be to, jis apsaugo nuo mechaninių pažeidimų. Sausas, lygus ir švarus plokščių paviršius yra padengiamas klijais Styrolep Z, kuriuose yra įterpiamas tinklelis. Gamintojas sustiprino jį 2 pluošto tipais, kurie sudaro mikroarmavimą. Taip klijai apsaugo nuo įtrūkimų ar įbrėžimų atsiradimo. Styrolep Z masės sustiprinimas taip pat pagerina jos elastingumą. Klijus reikia tepti iš viršaus į apačią juostomis, kurių plotis atitinka armuojančio tinklelio plotį. Dantyta mentele yra atliekami specialūs grioveliai, kurie leidžia užtepti vienodą klijų sluoksnį. Atitinkamai nukirpta tinklelio juosta yra įterpiama klijuose ir po to pilnai padengiama antru klijų sluoksniu. Paviršius turi būti kruopščiai išlygintas. Šiame etape būtina atkreipti dėmesį į tai, kad tinklelis nebūtų matomas ir neturėtų tiesioginio kontakto su putopolistirolo plokštėmis. Šalia esančias tinklelio juostas reikia padengti mažiausiai 10 cm sluoksniu ir žiūrėti, kad sujungimai netitiktų plokščių siūlių. Gruntas buvo parinktas atsižvelgiant į tinko, kuriuo bus padengtos sienos tipą. Meistergrund podtinkovai grunto spalva yra panaši į naudojimo tinko spalvą. Prieš pradedant tinkavimą būtina padengti armuojantį sluoksnį gruntu, ko rangovai dažnai nedaro. Ši operacija atlieka kelias itin svarbias funkcijas. Pirmiausia, yra padidinamas pagrindo šiurkštumas, kas palengvina teisingą sienos padengimą. Tarp grunto ir tinko vykstančios reakcijos palengvina tinko surišimo ir stingimo procesą. Jis vyksta tolygiai. Gruntas taip pat išlygina pagrindo imlumą, apsaugo nuo dėmių susidarimo. Praėjus 24 valandoms po gruntavimo galima pradėti tinkavimą. Investuotojas pasirinko silikoninį tinką Meistertink silikonovį Baranek. Tinkas turi porėtą struktūrą, kuri transportuoja vandens garus ir dujas. Dėl panaudoto aukštos kokybės priedų ir nanotechnologijos Meistertink tinkas yra priskiriamas aukščiausios kokybės produktų grupiai. Be to, tinko sudėtyje yra biocido, tai yra medžiagos, pasižyminčios priešgrybelinių ir dumblius pašalinančių poveikių, kas žymiai sumažina ir sulėtina mikroorganizmų dauginimąsi. Plonas tinko sluoksnis yra dedamas lygia, nerūdijančio plieno mentele. Masė turi būti kruopščiai uždėta, o jos perteklius iš karto pašalintas. Paviršiaus struktūra yra suteikiama naudojant lygią plastikinę mentelę. Avinėlio struktūra yra gaunama atliekant sukamuosius judesius. Tinkavimo metu itin svarbus yra kruopštumas ir tikslumas. Rūpinimasis smulkmenomis ne tik daro įtaką fasado išvaizdai, bet ir kokybei bei patvarumui.
Silikoninis tinkas jau išdžiuvo, todėl galima pašalinti apsauginę juostą nuo langų rėmų. Fasadas yra beveik atliktas. Liko nudažyti dekoratyvinius elementus. Apibendrinkime. Šių darbų tikslas buvo atlikti armuojantį bei apsauginį ir dekoratyvinį sluoksnį. Atlikus pastato sienų izoliacijos sluoksnį, buvo įrengtas armuojantis sluoksnis. Stiklo audinio tinklelis buvo įterptas klyjuose Styrolep Z, kurie yra praturtinti specialių pluoštų, užtikrinančių dar stipresnį ir geresnį šiltinimo armavimą. Sekantis sluoksnis tai Meistergrund podtinkowy, silikoniniam tinkui tinkamas gruntas. Jo užduotis buvo pagerinti ir optimizuoti tinklo surišimo ir džiūvimo procesą bei pagerinti tinkavimo masės sukibimą. Paskutinis sluoksnis yra silikoninis tinkas Meistertink silikonowy baranek, pasižymintis porėtą, kvėpuojančią struktūrą. Tinkas buvo atitinkamai apsaugotas nuo kenksmingo išorinių veiksnių poveikio, įskaitant sienų apsaugą nuo mikroorganizmų. Paskutinis etapas, atliekamas tinkui išdžiūvus, yra dekoratyvinių elementų dažymas.